Dar viena diena Nidoje, skirtinga lyginant pagal sąlygas su vakar diena. Kapitonų pasitarime, skipper mitinge kolegos juokavo, kad teks šiandieną plaukti Grįžulių ratų konsteliaciją. Kitaip sakant, pakankamai sudėtinga trasa išmesta. Tai plačiau apie trasą, sąlygas ir apie incidentą, kuris įvyko praktiškai prie teisėjų laivo. Tai jeigu pradėti apie pačią distanciją ir apie komentarus prieš susirinkimą, tai aš girdėjau truputį geresnių. Vienas priėjo ir klausė, sako, tai ką, ranka drebėjo, kad tokią distanciją nupaišėt, tiesiai neišėjo. Nu tai mes taip stengiamės, kad tiesiai neišeitų, o kad būtų, kaip sakant, kiek daugiau laviruočių, kiek daugiau pavėjinių kursų ir kad tikrai kova išaiškintų pačius stipriausius. Tai čia yra pagrindinis tikslas. Visa problema atspėti prognozes, nes vėjas dienos bėgyje šiandien rodė prognozes, kad jisai po truputį sukasi į pietų pusę. Taip maždaug kas valandą, kas pusantros, po ten kelis laipsnius juda, tai bandėm, kaip sakant, nusikopijuoti nuo prognozės ir savo distanciją. Tai todėl jinai tokia ir gavosi. O šiaip oro sąlygos gero šiandien. Rytas startas buvo toks pakankamai jūrinis, sakyčiau, marios. Taip, jūrinis, viskas tvarkoja, vėjas išsilaikė visą dieną, kol kas nesilpnėja. Tiesiog ir net nesitikėjom, kad jachtos taip greit į finišą ateis, bet jau yra paėmę paskutinį ženklą ir artėja prie finišo. Grįžtam prie starto, sakykime, procedūros. Vėjo buvo pakankamai, bangavimas šioks toks, kompaktiškas. Šioks toks, bangavimas šioks toks, tai jau čia taip labai švelniai pasakyta. Žinoma, su jūra lyginant nebuvo čia 3 metrų, bet jau banga buvo apie 1,20 m, 1,30 m tikrai buvo. Tai starto linija šalia uosto, gana kompaktiška. Visi kovoja dėl vietos, stumdosi beveik ir kaip startai atrodė iš teisėjų laivo. Taip, išmetam starto liniją pakankamai plačią, nes jachtos didelės ir jų nemažai yra, bet reiškia šitas stiprus vėjas ir banga jas, sakant, suplaka į vieną vietą. Ir turbūt taip kaip magnetas traukia metalą, taip reiškia vienas konkurentas traukia kitą. Tai buvo toks vienas incidentas, reiškia, pirmos startinės grupės metu, kad viena jachta per anksti startavo. Buvo individualus atšaukimas, ir jie nusprendė kuo greičiau grįžti. Ir matomai kapitono manevrai ir įgulos sugebėjimas į tos manevrus sureaguoti staigius. Arba tiesiog nematė kitos atplaukiančios jachtos. Aš manau, kad gal matė, bet tikėjosi, kad praslys, kaip sakant. Bet atkrist nepavyko greitai ir paskiau jau reikėjo kilti, o ta jachta, kuri plaukė po starto, jinai plaukė dešiniu halizu, turėjo kelio teisę ir turėjo jai kelią užleisti. Tuo labiau, kad jachta grįžtanti išsitaisyti klaidą turi duoti kelią visom kitom, kurios startavo teisingai, nepriklausomai nuo to, kokiu halizu plaukia. Tai kaip ir kaltininkas aiškus? Kaltininkas aiškus 100%. Turėjo galimybę šitą savo nuodėmę ištaisyti atlikdamas apsisukimo baudą, bet nepastebėjau, kad jisai tą padarė. Tai ko gero protestas bus paduotas po finišo ir nagrinės tą protestą. Iš distancijos ar dar kažkokių kitų pranešimų? Kol kas iš distancijos jokių pranešimų nėra, viskas pakankamai gerai matosi netgi ir su žiūronais nuo kranto. Pasilipų šiek tiek aukščiau, jachtos juda greitai, viskas sklandžiai vyksta, manau, kad tuoj lauksim finišą pirmųjų.
finišo esam Nidos uoste ir šalia stovi dvi jachtos – Prus Primusas ir Džokeris. Čia kaip magnetas jūs kažkaip ir... Dėl to kontakto starto metu reiktų paaiškinti buriavimo taisyklės. Per startą galioja dvi taisyklės iš esmės. Dešinys halzas, kai vėjas pučia į dešinį bortą, ir tas, kas eina aštriau į vėją. Ir atitinkamai atsitiko taip, kad tie, kurie turėjo mums duoti kelio, jachta Baltas ir dar kažkokia, jie nedavė kelio, mes buvom priversti kristi. Ir tada pavėjį esanti kita jachta Ekstrymas pradėjo kilti reikalaudami kelio. Ir mes užkilome tiek, kad jiems suteikti tą kelio teisę. Ir tuo metu, aišku, išlindome į falstartą, kirtome starto liniją kiek anksčiau. Tam, kad toliau tęsti lenktynes, reikia sugrįžti ir dar kartą startuoti. Tai grįžimo momentu mes susivendavom, kadangi buvo jau laisvo ploto virš mūsų. Susukome, tačiau užstrigo šotas. Tai yra viena iš virvių, kuri leidžia laivui atkristi. Ir mes paėmę jau kryptį į atkritimą, supratom, kad to padaryti negalim. Tada paskutiniu metu mes ir kitas laivas suvendavo ir mes susidūrėme taip, kaip jachtos nesusidūrė. Mes trenkėmės į jų galą, į užpakalį. Kitaip tariant, jie jau buvo pasisukę ir mes pasisukę, bet dar buvo šoninė inercija ir realiai tie 5 centimetriukai nekingi ir padarė žalą ir vienam laivelį, ir kitam laivelį. Trumpai tariant, tokia istorija. Taigi kalbinam jachtos Joker kapitoną, jeigu galima trumpai apie incidentą, kuris įvyko starto linijoje. Starto metu buvo pažeista taisyklė dešinio halso taisyklė. Jachta Prus Primo padariusi falstartą. Greitai atkritinėjo nuo vėjo, kadangi mes ėjom dešiniu kvortu, mums turėjo duoti kelią, bet kadangi jie to kelio nedavė, mes neturėjom ką, stengiamės išvengti susidūrimo, bet vis tiek pasiekmės yra. Buvo kontaktas iš esmės, nes mačiau, kad mes turim užfiksavę tai iš oro ir ten gana nevaikiškai paguldė jūs. Taip, nes kadangi mes irgi nebespėjom, nes mes vengiam tiesioginio susidūrimo, nes jeigu būtų tiesioginis subūrimas, tai tada turėtume jau kiaurą bortą. Šiuo atveju tai manau, kad kaip sakyti, draudimas turi spręsti šitą dalyką. Jūs protestą pateikėt dėl... Pateikti dėl draudimo, kitaip draudimas negalios.